Dabar yra 8 valandos 54 minutės ir mes padarysime viską, kad nuo šiandienos 9 ryto iki 9 valandos vakaro būtume produktyvūs. Šiam tikslui pasiekti mes didžiąją dalį laiko praleisime čia, mokyklos bibliotekoje, nes ji turi viską, ko mums reikia. Pirma, plačias erdves, kad tilptume visi 3. Mes 2 ir operatorius. Antra, didelį stalą, prie kurio visi galėsime dirbti. Ir 3, ramumą. Dabar yra atostogos, todėl čia niekas nevaikščios ir mums netrukdys. Ir svarbiausia, minkštas ir patogias kėdes. 12 valandų yra tikrai nemažas laiko tarpas, todėl mes iš savęs tikimės daug. Ir šio video gale apžvelgsime viską, ką būsime padarę. Ir tada jūs patys galėsite nuspręsti, ar mums vertėjo tai daryti, ar ne. Tačiau, kaip ir minėjau, 12 valandų nemažas laiko tarpas. Tai reiškia, kad tai tikrai nebus lengva. Ir būtent dėl to mes pasiruošėme planą. Bet apie tai truputį vėliau. Dabar eikime dirbti ir būti produktyvūs. Dabar matėte, kaip praėjo mūsų pirmas 45 minutės darbo. Gerai, grįžkime prie plano. Taip ilgai likti susikoncentravus į vieną darbą arba veiklą yra beveik neįmanoma. Tačiau daryti daug pertraukų irgi negalime, nes taip sumažinsime savo produktyvumą. Kadangi gali būti produktyvus ne tik prie kompiuterio, mes savo veiklas padalinome taip, kad darydamas vieną pailsėtum nuo kitos. Taigi visą, ką mes šiandien darysime, suskirstame į šias veiklas. Gilus darbas, video filmavimai, knygos skaitimas, maisto gaminimas ir valgymas, lengvas darbas ir sportas. Nors veiklų tikrai yra nemažai, mes darysime tik tais jas ir kadangi nėra niekur užrašyto pertraukų, mes jų ir neturėsime. Jeigu jūs galvojate, kodėl mes tiek daug kalbame, kai turėtume dirbti ir būti produktyvus, taip yra dėl to, nes viena iš mūsų išvardintų veiklų, kuriai ir skyrėme antrą šio iššūkio valandą, yra filmavimai. Na, mes tą dabar ir darome. Ir čia puikiai matote, kaip visą tai atrodo iš šono. Mankšta padaryta! Dabar eisime paskaityti ir po to papasakosime, kaip tiksliai susidėliojame visą laiką, kurį leisime produktyviai ir kiek dar visko mūsų šiandien laukia. Let's go! Skaitimas baigtas. Sportas. Jo. Jau praėjo 3 valandos. Ir jūs matėte, kaip mes 3 kartus neilgai sportavome. Taip yra todėl, kad kiekvieną valandą mes suskirstėme į 3 dalis. Pirma dalis užtrunka 45 minutes ir per jas mes atliekame svarbiausius tos valandos darbus. Nesvarbu, ar tai būtų gilus darbas, ar lengvas darbas, ar skaitimas, tai užtrunka 45 minutes. Antra dalis užtrunka 5 minutes ir per jas mes paprasčiausiai darome pratimus ir sportą, tai ką jau matėt. Per 5 minutes mūsų kūnas nepavarsta, tačiau tai neblogas būdas pailsėti nuo mąstymo. Ir galiausiai ateina trečioji dalis, kuri užtrunka 10 minučių ir per ją mes filmuojam. Vėlgi, tai neblogas būdas pailsėti, tačiau jeigu to nedarytume, tai neturėtume ko parodyti jums. Ir tuomet visa šita idėja taptų netokia prasminga. Kalbant apie praėjusias valandas, pirmąją skiriame giliam darbui, per kurią visi darėme asmeninius reikalus. Antroji, kaip jau ir minėjome, buvo skirta video filmavimams. Trečia skaitimui. Nuo 4, kuri ir vyksta dabar, vėlgi video filmavimams. Per 5 ir 6 mes planuojame gaminti maistą ir jį valgyti. Na, vėliau, po maisto planuojame padirbėti ties mūsų naujų side hustle, taip pat nufilmuoti keletą trumpo formato video ir ruoštis pusmaratonio bėgimui. Na, eiti valgyti. Maistas sveikata. Keliaujam. Va, mūsų leido į mokytojų kambarį. Va, tą jūs valgo. Nupirko man bulkas. Bet neperšė. Ir šitą jis laimėjo iš lažybų anksčiau. Jo. Va šitą va, kur valgo. Nu ką, visai skaniai pavalgėm ir dabar sekanti valanda bus skirta lengvajam darbui, kuris šiuo atveju bus toks kaip susirinkimas ar apsitarimas su komanda dėl side hustle, kurį planuojame daryti. Kadangi pats side hustle vyks per programėlę, mes padiskutuosime, kaip ji veikia, kokios taisyklės, politika ir kiek galima uždirbti. Žodžiu, darbo tikrai yra. Važiuojam. Taigi, pakalbėjome ir išsiaiškinome pagrindinius dalykėlius.
O dabar turėsime valandą gilaus laiko skirto šios idėjos įgyvendinimui. O dabar einam prie burbių. Darbas baigtas, laikas pasportuoti. Per šią valandą susikūrėme visas reikalingas paskyras bei prisijungėme prie pagrindinės programos. Bet jums tai kol kas nesvarbu. Svarbiausia tai, jog mes dar nepradėjome dalies, kuri mums atneš pagrindinį pelną, bet baigėme pasiruošimą. Taip pat pagal scenarijų mes turėjome eiti filmuoti trumpo formato video ir dar sekančią valandą skirti jų montavimui. Tačiau taip užsikabliavome, kad nusprendėme daugiau laiko skirti šiai veiklai, kurią darome dabar ir tik po to eiti filmuoti trumpo formato video. Na, o montavimą paliksime kitai dienai. Mes neturim dabar laiko normaliai filmuoti, nes jau 27 minutės, kai mes turėtume filmuoti reelsus, o mes vis dar dirbam prie šito freaking side hustle, tai mes dabar eisim filmuoti reelsus, pamatysim kažkokių klipų iš mūsų filmavimo, tikriausiai, nežinau, čia jau kaip editorius nuspręs, kai montuos. Žodžiu, varom editint ir po to treniruosimės bėgti maratonui, tiksliau ne maratonui, o pusmaratonui. Dabar yra pavasaris ir aš esu alergiškas žiedadulkėm. Tai todėl man eiti lauką būtų truputį deadly, arba aš turėčiau bėgioti su kauke, kas irgi būtų labai nemalonu ir nefaina. Tai todėl aš tikriausiai neįsiu bėgioti ir tiesiog toliau dirbsiu. O šitie du berniukai eis pabėgioti ir ruošis pusmaratonui, o aš pasiruošiu tikriausiai namie ant bėgimo takelio. Ir jo, arba aš dar galimai pasportuosiu čionais, kad irgi būtų sportas, nes sportas sveikata. Bet jo, tiesiog pažiūrėsim kaip nuspėsim, o kol kas važiuojam filmuoti reelsų. Let's go. Viskas. Gerai, tai mes jau baigėme filmuoti trumpą formato video, planavome nufilmuoti 2, spėjome nufilmuoti tik tais vieną, kaip dažniausiai būna su filmavimais. Ir dar truputėlį vėluojame apie 10-15 minučių. Ir dabar šitas vaikinas, kuris filmuoja, ir tas vaikinas varės ruoštis pusmaratonui ir bėgioti, o aš, kaip ir minėjau, dėl alergijos liksiu čia ir sėdėsiu prie mūsų side hustle ir bandysiu grindint. Let's go. Nežinau, kaip sekasi Mykolui su tavim, bet aš dabar dirbu prie vėlgi mūsų side hustle, darau darbus ir mums liko realiai 1 valandą be šitos štiško, tai realiai apie 2 valandas dirbsiu prie to paties, nes paskutinę valandą irgi tam pačiam dalykui skirta, o tai su Mykolu dabar pabėgios ir tada irgi ateis prisidėjęs dirbti ir šitas iššūkis bus baigtas. Pasiruošime bėg, aš jau nebėgu 7 mėnesius. Vienas yra. Du. Bėgam toliau. Ai. Kas čia nutiko? Nubėgam 4 kilometrus. Ja. Grįžo po bėgimą, sakė, tai jūs nuvirto kažkur. Nugriuvai tai? Grįžo 10 minučių anksčiau. Jep, mums liko nepilna valanda ir mums reikia prie side hustle grįžti. Ir aš turiu blogų naujienų. Gerai, dabar yra 20 valandų 42 minutės, tai beveik 9 valandos vakaro ir mūsų iššūkis oficialiai eina į pačią pabaigą, tačiau 9 valandą mums liepia jau išeiti iš mokyklos, tai mes dirbame beveik iki paskutinės minutės ir šitas įrašas tikriausiai bus paskutinis mūsų darbas. Mykolas vis dar dirba prie kompiuterio. Jep, ir dabar operatorius yra tavęs. Jeigu matėte, laukiau po truputį temsta ir kaip ir žadėta šios dienos apibendrinimas. Tai mes išbuvome 12 valandų produktyvus ir ką mes padarėme per visą šitą laiką. Taip pačiai pradžiai pasidarėme keletą savo darbų, perskaitėme šiek tiek knygų, taip pat nufilmavome vieną trumpo formato video, nufilmavome vieną ilgo formato video, tai būtent šį video, kurį jūs žiūrite, o dažniausiai ilgo formato video užtrunka nufilmuoti kažkur apie 5-6 valandas. Taip pat dar pasportavom nemažai, kaip jau matėte ne vieną kartą.
prisėdame prie mūsų side hustle, vėlgi apie kurį padarysime atskirą video, tai nepraleiskite jo. Skaniai ganėtinai pavalgėm ir svarbiausia, linksmai praleidome laiką. Taigi, ar mes manome, kad ši diena iš tikrųjų buvo produktyvi? Aš asmeniškai sakyčiau, kad taip. Ir kaip be būtų keista, nors mes turime 12 valandų non-stop išskyrus tos 2 valandos, kurios buvo skirtos maistui, non-stop kažko darimo, šios valandos iš tikrųjų prabėgo labai greitai. Ir nežinau, ar dėl to, kad mes darėme skirtingas veiklas, ar dėl to, kad daug filmavome, bet iš tikrųjų nebuvo taip sunku, kaip tikėjausi, bent jau aš. Ir dabar į vakarą šitas nuovargis tikrai šiek toks jaučiasi, tačiau tikrai netoks didelis, kaip aš galvojau. Taigi, ar mes planuojame kažką panašaus daryti ateityje? Nemanau, kad daryčiau kažką tokio, kad 12 valandų produktyvumą, bet kokias 6 ar kažką panašaus valandą tikrai galima būtų skirti. Ar rekomenduotume tai daryti jums? Nežinau, spręskit patys, pabandyti niekada nėra blogai. Mes išbuvome 12 valandų produktyvus ir challenge'as su tuo ir užsibaigė. Iki. Ne parduotuvė, o atsisveikinimas.